Ai, dabar paleidai? Neprisisvajok. Tu ką gal juokauji? Ei, nusimk tos rožinius sakinius. Būk realistas. Kas tu toks, kad tu galėtum tai pasiekti? Kas tu toks? Neretai girdi šios žodžius, tiesa, kai kam nors papasakoja apie savo tikrąją svajonę. Žinai, visai nesvarbu, kas manai, kad esi. Galbūt tu manai, kad esi per aukštas savo svajonė, galbūt per žemas. Galbūt per plonas, galbūt per storas. Galbūt per šlykštus ar dar kažkoks. Galbūt tu mokyklos pirmūnas ar iš jos išmestas. Netgi ir tai visiškai nesvarbu. O žinai kodėl? Žinai, kas iš tikrųjų svarbu? Kad tu turi tą deimantą iš didžiosios D raidės, kuris iš tikrųjų yra pakastas po pykčio, nevilties, nepasitikėjimo savimi ir daug kitų blogų dalykų žvyro. O kas jeigu aš tau pasakyčiau, kad tu turi galę tą deimantą pasiimti? Juk jisai tavo. O kas jeigu aš pasakyčiau, kad tu gali išlaisvinti tą žmogų, kuriuo tu vakarais įsivaizduoji, kad esi? Galbūt grojant muziką įsivaizduoji save. Aš nepažįstu tavęs visiškai, tačiau galbūt tu įsivaizduoji, kaip kepi su šeima barbecue. Arba galbūt įsivaizduoji, kaip tu stovi scenai. Arba meno galerijoje žiūrinėjai pat savo piešinius. Tai visiškai nesvarbu. Koks tavo paveikslas? Svarbu tai, kad tu turi galę visą tai paleisti į pasaulį. Kas tau trukdo? Kad nors paklausai to savęs? Tau trukdo demonai. Tie demonai turi vardus. Tai pyktis, neviltis, nepasitikėjimas, netikėjimas savimi, savo jėgomis. Tai mintyje generuojamos mintis būk realistu ir panašiai. Žinai, daug kas pasakytų, kad jas nugalėti iš tikrųjų yra labai sunku. Tačiau ar tikrai? Ne. Jeigu aš pasakyčiau, kad jas nugalėti yra be galo paprasta. Tiesiog jos pastebėk. Pastebėk jos veiksme. Kaip galbūt tu supyksti ant žmogaus, kuris tau gal tik norėjo padėti ir tu ją apšauki visiškai veltui. Ir tas žmogus galbūt yra tavo artimasis, antroji pusė. Ar verta skaudinti tą žmogų ir trukdyti savo pačiam išlaisvinti paveikslą iš savęs, vien dėl to, kad tu supykai? Ar verta išsigąsti kažko, ko neturėjai išsigąsti ir grįžęs namo tu dėl to graužiesi? Argi pyktis netaps juokingas, o baimė nepavirs drąsa? Kai bus labai sunku, kai atrodys, kad nebėra vilties, kai atrodys, kad esi visiškai tamsoje, nesimato nei žybsnelio šviesos, tu nesuklupk ir neklaus Dievo kodėl. Kodėl man taip nutiko, aš juk iš nieko nevogiau, aš nieko blogo nedariau, Dieve, kodėl man? O tu geriau susimąstyk, šaltu protu ir karšta širdim. Susimąstyk, ar sunkumai iš tikrųjų nėra palaiminimas? Einšteinas yra kartą pasakęs, stebėk gamtą ir suprasi viską geriau. Tai dabar įsivaizduok. Yra vėžlys, jisai lindi savo kiautę, jo negali sužeist, jam negali pakenkt, jo negali nužudyt. Bet ar vėžlys juda į priekį lindėdamas savo kiautę? O ar tu lindi į priekį lindėdamas, ar tu eini į priekį, kai esi tam demonų uždarytam narve, toj komforto zonai? Nuoširdžiai savęs to paklausk. Arba, kai atrodys sunku arba skaudės, kai kažko sieksi, tu pagalvok, ar tu gali įkišti ranką į avilį, išsitraukti saują medaus
nei karto negeltas. Arba kai atrodys, kad visiškai nebėra vilties, pagalvok, ar kada nors užslinko toks tamsus ir tankus debesis, po kurio nesislėpia žydras dangus. Ar kad nors atėjo tokia tamsi naktis, po kurios neišaušo nuostabus rytas. Ne. Stebėk gamtą ir suprasi viską geriau. Dabar pagalvok. Dabar pagalvok. Pamatyk save prieš 10 metų. Ir dabar. Niekas negirdi tavo minčių, taip kad būk atviras savo. Atsakyk savo į šitą klausimą nuoširdžiai. Kiek tu per tuos 10 metų pajudėjai į priekį? O dabar pagalvok, jeigu pasibaigtų šitas video ir tavo demonai tiesiog išnyktų. Jų nebėra. Tu nebeturi baimės jausmo, tu nebeturi realizmo jausmo ir panašiai. Kaip tavo diena pasikeistų nuo ryto iki vakaro? Ir įsivaizduok save po 10 metų. Matai skirtumą? Aš tikiu, kad matai ir jisai labai didelis. Matai, noriu, kad įsivaizduotum dar vieną dalyką. Kad suprastum, kokia iš tikrųjų stipri yra vaizduotė. Įsivaizduok, kad tau dabar paskambina gydytojas ir pasako, kad tau liko gyventi 1 valanda. Ar tu pagalvosi apie dėžę, kurioje gyveni, ar kurią tu vairuoji? Ar tu pagalvosi apie pinigus, kuriuos tu uždirbai šiandien? Ar tu pagalvosi apie 10-uką, kurį šiandien užsikalį mokykloje, kaldamas teoriją, kurios tu net nemėgsti? Ar tu pagalvosi apie tokius dalykus, dėl kurių tu kiekvieną dieną kovoji? Aš manau, kad ne. Greičiausiai gailėsies, kad galbūt nepadarėjai kažko tokio, kas tau trukdė. Galbūt gailėsies, kad nepadarėjai kažko tokio, nes tau žmonės sakė būti realistų. Tau demonai sakė būti realistų. Arba gailėsies, kad pabijojai galbūt nusileisti su parašiutu, tai būtų buvę taip smagu ir nerealu, tai būtų buvus tokia gera patirtis, kuri tau niekada nebūtų išdėvus iš atminties. Tau liko gyventi 30 minučių. Ir dabar į tavo kambarį įžengia ne tavo tėvai, ne šeima, tačiau įžengia šmėkla, nuostabiom mėlynom akim, šviesiais plaukais, balta suknele, tačiau šlapiom akim. Ateina prie tavęs ir labai gailiu balsu sako tau: aš norėjau gyventi kartu su tavimi. Aš tave myliu taip pat, kaip tu mylėjai mus. Kiek mes daug galėjom padaryti, prie kiek žmonių likimų mes galėjom prisidėti. Dieve, mes galėjom pakeisti šį pasaulį, bet tu netikėjai manimi. Bet ką aš čia šneku? Tu miršti. O aš su tavimi. Sudie. Skaudu būtų tai girdėti ir bent jau man. Ir dar pagalvok, išvysti tą savo šmėklą ir staiga įvyksta kažkoks stebuklas, kad tu gauni antrą šansą į gyvenimą. Kaip pasikeistų tavo dienotvarkė? Tiesiog įsivaizduok tai. Pajust į savo kailį. Ir jeigu tau kiti sakys, kad tu ne taip kažką darai, arba kad tau nederėtų taip elgtis, jie pradės tave laikyti pamišėliu, nes tu elgsiesi visiškai kitaip. Atmink, kad tas, kuris eina savo širdies keliu, jisai daro tai, ką jisai trokšta daryti, tai šiais laikais nėra priimtina. Atrodo keista. Tave galbūt laikys visiškų pamišėlių. Bet kai pasieks tą tašką, kai atrodys, kad visi aplinkui, kurie yra nusteikę prieš tave,
tu pagalvok, galbūt Dievas dabar tavęs nebaudžia, tave laimina. Galbūt tu niekada nesuprasi, koks stiprus gali būti, jeigu tu neturėsi kitos išeities, tik tais būti tokiu. Ir aplamai, jeigu tau žmonės sakys, kad tu ne taip kažką darai, tai ar gali tau žmonės, kurių gyvenimo takas, ar gali tau žmonės, kurių takas link tikslo buvo formuojamas interneto, kompiuterio, televizijos? Ne. Tai tavo kelias. Tai ir nesitikėk, kad jie tave supras, kad tave pripažins. Bet tom ir skiriesi nuo jų. Taigi dabar nuoširdžiai savęs paklausk, kas tu toks?